Gamtamokslinis ilgalaikis STEAM projektas Pavasario žingsneliai. Klaipėdos Sendvario progimnazija, gamtos laboratorija, būrelio nariai, pranešėjos Ugnė Beliauskaitė ir Ugnė Januškaitė, mokytoja Airina Rimkevičienė, 2020 gruodžio 17 diena. Projekto tikslai: ugdyti kūrybiškumą ir saviraišką, skatinti domėjimąsi augalais ir jų panaudojimo galimybėmis, kuriant sveiką edukacinių erdvių aplinką, kurti žaliąsias palanges klasėje ir mokykloje, įsirengti akvariumą, stebėti žuvyčių gyvenimą, mokytis prižiūrėti augalus ir žuvytes. Projekto uždaviniai: susipažinti su augalų gyvenimu nuo sėklos iki subrendusio augalo, auginti juos netradicinėje aplinkoje, kurti kompozicijas, susipažinti su augalų dauginimo būdais, išmokti paruošti žemę, auginti pasirinktus augalus, pažinti pagrindinius augalų organus, šaknis, stiebus, lapus, žiedus, vaisius, sėklas. Susipažinti, kaip šiluma, šviesa ir vanduo įtakoja augalų augimą. Pavasario žingsneliai 2018. Persodiname augalus. Sodiname augalus iš sėklų. Augalus sodiname į lovelius, į plastikinius vienkartinius permatomus indelius, kad matytume, kaip auga augalų šaknys, į durpinius indelius, į netradicinius indus, rėčius, pintines, puodukus. Stebėjome, kaip auga augalai. Mūsų išvados: augalai laistomi gerai auga ir plastikiniuose ir durpiniuose indeliuose. Durpinius indelius su augalais galima persodinti tiesiai į lauko žemę ar didesnį indą. Uždengus vazonus agroplėvele augalai greičiau sudygsta, nes jie gauna daugiau šilumos. Nelaistomos sėklos nedygsta, nes trūksta vandens. Edukacinės erdvės. Klasės žaliosios palangės. Atlikome įvairius stebėjimus, tyrimus, matavimus. Matavome pupeles. Ši pupelė užaugo iki 1,30 m, o kita iki 2 metrų. Padarėme išvadas. Augalai auga, kai yra gerai laistomi ir gauna pakankamai šilumos ir šviesos. Vysta ir miršta, kai nelaistomi, auga tamsoje ir yra šaltoje patalpoje.
Matavome pomidorus. Pradėjome matuoti nuo 20 cm, užaugo iki 70 cm. Kūrėme kompozicijas. Stebėjome karklų šakeles. Į klasę atsinešėm karklų šakelių. Šakeles pamerkėme į vazą su vandeniu. Pastatėme ant lango su kitais augalais. Stebėjome, kokie pokyčiai vyksta. Mūsų išvados. Karklai pamerkti į vandenį per 14 dienų išleidžia šakneles. Po 3 savaičių pradeda mesti pumpurus ir pasirodo pirmieji lapeliai. Galima juos sodinti lauke į žemę. Klasėje turime akvariumą. Tikslai. Išsiaiškinti, kaip reikia įrengti akvariumą. Išmokti parengti akvariumą iki žuvyčių apgyvendinimo. Sužinoti, ko reikia akvariumo priežiūrai. Rasti informaciją apie akvariumo įrengimą, žuvytes, jų maitinimą, ligas įvairiuose informaciniuose šaltiniuose. Mokytis prižiūrėti akvariumą, maitinti ir stebėti žuvytes. Vasaros metu akvariumą prižiūrėjo Edvino šeima. Išvados. Akvariumui įrengti reikalinga akvariumas, kompresorius, orui varinėti, šildytuvas, filtras, akmenukai, augaliukai, termometras. Vandenį paruošti reikalingas specialus skystis, kad sujungtų kenksmingas medžiagas ir žuvytės nemirtų. Ne visos žuvytės sugyvena, todėl reikia pasidomėti, kokios žuvytės gali gyventi kartu. Kartą per 2 savaites reikia pakeisti dalį vandens, išvalyti akvariumo dugną. Pasiekimas. Respublikiniame pradinių klasių mokinių konkurse Pavasario žingsneliai 2018 skirtam Žemės dienai laimėta 1 vieta. Dar vienas pasiekimas. Respublikiniame pradinių klasių mokinių konkurse Pavasario žingsneliai 2019 skirtam Žemės dienai laimėta 1 vieta. Savo projektinę veiklą pristatėme Žiniuko akademijoje. Štai čia mūsų kiti klasiokai pristatinėjo. Darbus pristatome YouTube kanale Klaipėdos Sendvario progimnazija, Gamtos laboratorija, TEAM projektai. Mokyklos Sendvario svetainėje, mokyklos Facebook paskyroje. Pristatymą parengė Ugnė Januškaitė ir Ugnė Bieliauskaitė. Ačiū už dėmesį. Ačiū už dėmesį.